Šiluma padeda atsiverti daugam, kaip ir meilė šiluma, atveria žmonių širdį. Pirmoji savaitė – pranašų savaitė. Pranašas reiškia žmogų, kuris kalba kito vardu. Mes irgi galime pabūti pranašais, nešančiais gerą naujieną draugams, artimiesiais. Antroji savaitė – Betliejaus žvaigždės savaitė. Žvaigždelės puošia dangų, kaip jos tviskant žėri. Pajuskime jų spindėjimą savo širdelėse. Užsimerkime ir išgirskime, kaip jos tyliai nusileidžia. Trečioji savaitė – Piemenėlių savaitė. Juk jie pirmieji aplankė tvartelėje gulintį kūdikėlį. Ketvirtoji savaitė – Angelų savaitė. Visi angelai globoja žmones, juos saugo nuo pykčio, melo, o širdyse sėja gerumą, meilę, šilumą. Ant tavo rankos mažas kūdikėlis, tai reikalingas motinos globos, tu jam nekartą šluostė ašarėlės ir mokei tart žodžius tėvų kalbos. Tik tu viena jo motina garbinga, gali vadinti Kristų sūnumi. Tau jokio grožio ir garbės nestinga, nes meilė jo tyra esi.
daugiau būdavo savo trobose. Vyrai tvarkydavo visokius namų apyvokos daiktus, vydavo pančius, moterys verkdavo, ausdavo. Taip be vakarodami pasakodavo vaikams ir vieni kitiems visokius nutikimus ir žinoma dainuodavo. Dainos būdavo santūrios, ramios. Stengiamės prisiminti liaudies dainas, tačiau žinome, kad jūs, mėly svečiai, jų mokate daug daugiau už mus. Todėl prašome savo patirtimi pasidalinti su mumis. Padėkoti savo vaikams visiems už tokią nuostabią, gražią programėlę ir ne tik, kad jinai graži, bet labai turininga. Ir pasidžiaugti, kad mes 21 amžiaus žmonės dar kitą kartą sugebame stabtelti nors akimirkai ir įsiklausyti į save, įsiklausyti į kitą. Ir nėra gražiau, kaip tam globalizacijos pasaulyje dar prisimeni, kas tu esi. Ir mūsų šito mažo renginuko būtų toksai gal tikslas buvęs, kurį mes savo kėlėmės, kad susitiktume su močiutėmis, su mamomis, su broliais mažaisiais ir sesutėmis. Visi kartu į vieną krūvą prie apvalaus stalo, kurio mes neturime gaila, bet įsivaizduokim, kad jis tikrai yra apvalas ir kad kampų jokių čia nėra. Ir šito advento gražią popietę pakalbėtume apie tai, kas iš tikrųjų yra brangu, tauru, gražu, kas yra iš tikrųjų tos vertybės. Ir dar kartą noriu pasakyti, kas mes tokie esame. Mes pasauliui šitam būsim reikalingi tik tada, kai būsime ypatingi. Nes visi norim būti šiuolaikiški, visi norim būti madingi, ar ne? Ir pamirštam dažnai, kad mes esam lietuvaičiai, galų gale dzūkai ir suvalkiečiai, aukštaičiai ir žemaičiai. Ir kad net mūsų mažoji lietuvėliai gali būti labai labai įvairių papročių. Ir pasirinkome temą tą mūsų popietėjai, kad mūsų tautos, nežinant tradicijų, ar ne, išnyksime patys kaip ta tauta. Todėl turime būti jos tęsėjais. Ir kviečiu visas močiutes šiandien kuo aktyviau įsijungti ir mamytės į mūsų bendrą pašnekesį, į mūsų bendrą tokį dalyvavimą ir duoti mums kuo daugiau žinių apie tai, kaip buvo švenčiamos tos kalėdos seniau. Galų gale papasakoti merginoms burtų prie kūčių stalo, nes aš žinau, kad ir pati dar kai buvau jauna ir graži tokia, kai jie irgi eidavo apsikabinti štankėtų tvorą, žiūrėti ar porinė ar neporinė. Ir batus per petį mėtydavom ir visą kitą. Žodžiu, norim mes išgirsti iš jūsų kuo daugiau įdomių dalykų. Tad kviečiam gal artin kaip nors susiburti ir padainuoti, ir papasakoti, ir pasikalbėti, ir praleisti šitą popietę labai šiltai, nuoširdžiai. Lai jinai būna pirma tokia, bet tikrai ne paskutinė. Kurie
prie stalo irgi, ir gal net čia mes tas kėdės prisitrauksime, ne? Tad visi arčiau vieni kitų būtume, kad nebūtume kaip, o Jėzaus kaip patysame. Būdavo paslaptingiausias metų laikas vaikams. Tamsiais vakarais jie iš suaugusių prisiklausydavo visokių burtų, nutikimų, patys prisigalvodavo įvairiausių istorijų, mėgdavo įminėti mįsles. Todėl kviečiame ir jūs įminti keletą mįslių. Kailiniai po pievas laksto. Teisingai. Kas pirmas pasakė? Aš žinau, kur pasakė, prisipažinkit. Garsiau sakykit, nes jeigu aš žinot atsakymą, kelkit ranką, nebus aišku. Girion eina, namo žiūri. Namo eina, girion žiūri. Mėsos kalną geležies plūgai aria. Mėsos kalną geležies plūgai aria. Duona peiliu pjau. Teisingai mokiau, jau mokytoja pasakė teisingą atsakymą. Avykas. Saulė pagimdė, naktis palaidojo. Diena. Saulė pagimdė, naktis palaidojo. Naktis. Saulė pagimdė, naktis palaidojo. Šviesa? Ne. Spėkit drąsiau, gal šešėlis? Šešėlis. Šešėlis teisingai. Pakelkit ranką, kas pasakė. Stovi žmogus ant kalno, jo ilgiau stovi, jo trumpesnis tampa. Šešėlis? Jau buvo šešėlis. Atsiprašau, dar kartą būtų. Žvakė. Du broliukai tampos, balti kraujai bėga. Girnus, malas. Sakė užkamersi. Du broliukai tampos, balti kraujai bėga. Taip. Dar šitą mergaitė irgi sakė. Jaunimas susirinkdavo kokią didesnę gryčią, tada skambėdavo daugiau dainų, būdavo einami rateliai, žaidžiami žaidimai ir niūrų žiemos vakarai nepradėdavo. Taigi ir mes jūs kviečiame pažaisti porą žaidimų. Pirmas bus malu malu vieną. Tai įsirinkit poras tada. Tai gerai, einam į ratelį visi. Poromis. Poromis kaip pora lyga. Įsirenkam savo porą pirmiausia. Ratelis jo. Yra dar vaikų. Ateikit abu. Va tarp vyrų, kiek žiūrėkit, sekasi. Dabar kas įsirenko savo porą, prisiminkit su mokumu. Eisim pradžioj rateliu ir dainuosim malu malu vieną, pasižiūriu vieną suku girną stundžiai, kad birėtų smulkiai. Tada savo porai paduosime dešinę ranką, sveikintis, paduodam savo porai dešinę ranką ir į kurią pasisukę. Ar visi? Kalbam. Austėja turi poros? Dar Austėja be poros. Kas gali būti pora? Močiutė čiupkit. Močiutė čiupkit, tikrai vaikai. Ateikit mergaitė poros. Taip dabar bus. Duodam dešinę ranką ir į kurią pusę pasisukę, į tą pusę einam ir su kita pora sveikinamės jau kairę ranką. Pabandom ir viens, į tą pusę.
moka. Kurie nemoka, tai išmoks. Malu vieną, pasižiūri dieną. Ir malu vieną, pasižiūriu dieną, spulku ir nasturgiai, kad pirėtų smulkiai. Dabar duodam dešinės rankas. Ir netraukiu savo mielo lauksiu, ir netraukiu savo mielą sutiksiu, ir netraukiu savo mielo laukiu, ir netraukiu savo mielą sutiksiu. Ir poros pasikeitė, randam savo poras, ir dar kartelį. Ir malu vieną, pasižiūriu dieną, spulku ir nasturgiai, kad pirėtų smulkiai. Ir netraukiu savo mielo lauksiu, ir netraukiu savo mielą sutiksiu, ir netraukiu savo mielo lauksiu, ir netraukiu savo mielą sutiksiu. Na jau pramokom ir dabar išaiškinam. Tai būtų gerai, kad padarytumėm du ratelius. Dabar mažesni vaikai gali ateiti čia, kurie, pažiūrėkit, kiek jūsų yra, ar turit savo poras? Mažiu, jūs du ir jūs du. Gerai, susikabinam rankom ir dabar dar kartelį. Mažas ratelis į dešinę, didesnis ratelis į kairę. Malu vieną, pasižiūriu dieną, spulku ir nasturgiai, kad pirėtų smulkiai. Ir netraukiu savo mielo lauksiu, jo ir pasakyk čia, tada pasakyti čia, tada mes galim ieškoti poros, kol nepasako nevalia niekam. Ir skrido žvirblis perulyčia, 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 ir sutiko kanapyčia, kanapyčia, kanapyčia. Ir atradęs neša savo vaikams, neša, neša. Ir atradęs neša savo vaikams, neša, neša. Specialiai. Neįsiskirstykit dabar. Tai dar kitos gal pavadinti. Kiekvienas iš mūsų uždėkime savo sieloje gerumo, meilės ir laukimo žvakę. Neškimės ir skleiskime aplinkui susikaupimą, belaukdami šventų kalėdų. O dabar sustokime apie supintą vainiką ir susikirkime rankomis. Lai žvakelės būna mūsų širdys, šakos mūsų rankos, o šiluma kelias. O ratelį darom. Ratelį praskirkit vaikai ir susikirkim su sėdinčiais, gerai? Renida, duok Roko mamai ranką, o Rūta čia paimkim į ratelį, gerai? Padarykim didelį ratą. Kur nori eiti? Atgal. Nu tai Jeigu eina vidurį.
Kviečiame dabar susisėsti ir pabendrauti, pasišnekučiuoti. Ai, smagiau. Balsas geresnis. Vis pripratęs. Nu, aš prigijau čia Dzūkijoj, kilusi iš Aukštaitijos ir papasakosiu, kokie papročiai buvo pas Aukštaičius. Nu, žinoma, baigiau vidurinę prieš 57 metus. Molėtų rajone, Alantos vidurinė. 11 klasių buvo. Nu, ir teko visko mano tam amžiai patirti. Matėm ir karo baisumus, slėpėmės. Rūsiuose buvau nedidelė, gal kokių 5,5–6 metrų. Nu, ir po karo gyvenimas slinko tokia, nu, nepasakyčiau, kad baisia, bet sunkia vaga. Labai visko trūko. Trūko duonos, trūko maisto, trūko ir pastatų, kai kurie sudegė, kai kurie žmonės žuvo. Viską prisimenu gerai. Todėl ir Adventas buvo kitoks, ir Kalėdos, ir kūčios buvo kitokios. Bet vis tiek žmonės buvo išradingi ir viską susitvarkydavo taip, kaip reikiant. Trūko duonos. Duoną maldavom girnomis. Susikabinę, mama sukdavo girnas ir aš jau, kai didesnė, prisikabindavau ir sukdavau. Ir va čia tą šokį, kur šokot, ir tą visą dainelę, ir ta pati, irgi skambėjo Aukštaitijoj. Suku tunkiai, pasižiūriu smulkiai, girnelės apsuksiu, savo mielą sutiksiu. Tai va šitaip. Nu ir sumaldavau duonai rugių, nes rugius patys sėjosi. Iš tų miltų kepdavau duoną, bet trūkdavo rugių, todėl damaišydavo bulvių ir iškepdavau savam pečiui, duonkepį tokiam luktam iš molio. Tie kūčiukai, pas mus vadinami šlyžikai, kleckeliai, buvo netokie mažiukai, netokie gražūs. Jie buvo rupaus malimo kviečių ir dideli tokie pjaustyti peiliu, bet iškepti su meile pečiui ir visi labai laukdavom tų kūčiukų, kadagi sėsim vakarienės valgymą. Dargi buvo paprotys pas Aukštaičius, beveik kiekviena sodyba turėjo pirtį, tai turėdavom eiti įsiprausti ir visi įsimaudydavom ir tada jau parėję, jau kūčiukai buvo gatavi, viskas, susėsdavom už stalo, viską sudėdavom, kiek turėdavom, nu nebuvo tiek jau tų valgių, daug jau viską skaičiuodavom, kad tik išeitų tų 12 valgių, bet vis dar kažkur trūkdavo. Nu ką, tėvelis gyvenom arti ežero, tai pasigautų žuvies, tai žuvies būdavo ant stalo jau, ten ar sriubos, arba iškeptus kokios. Nu tie kūčiukai, paskui labai tradicija buvo Aukštaičiuose kviečiai. Tiesiog sumydavo kviečius, prieš tai tokioj grūstuvėj mediniai nugrūsdavo, ten tos lobelės likdavo ir tada juos išvirdavo ir užpildavo sirupu. Bet kokiugi sirupu? Mes neturėjom cukraus, todėl virdavom iš cukrinių runkelių sirupą ir tuo sirupu kisėlius. Kisėlius buvo iš spanguolių. Jeigu kur raiste rasdavom spanguolių, pasirinkdavom ir kisėlius toks buvo. Nu kągi daugiau, nu tie tokie, kokie burtai būdavo, nu tai žiūrėdavau, iš kur šunys loja, tai iš kur piršliai atvažiuos jau kaip jau didesni paaugo, tai malkas atneždavo, tai skaičiuodavo, ar glėbys porinys ar neporinys, paskui padėdavo tą kleckelį, vieną kitą jau prie ir įleisdavo šunį, pakatę, katro pirmas nuneš pagriebs, katro kleckelį, tas pirmas ištekės, reiškia. Nu va, nu ir taip įdomu. O įdomiausia būdavo, kai mes viduriniai rašydavom sveikinimus vieni kitiems, laiškučius.
Ir tų laiškučių būdavo gana daug. Jų mokinių buvom apie 30 klasėje, todėl kiekvienas pasikeisdavom, rašydavom. Ir ant tų raštelių buvo užrašyta: nekišk nagučių iki kūčių, jei kiši, nudegsi. Nu ir viskas būdavo užklijuota ir jau mes stengdavomės jų neskaityti. Skaitydavau tada, kai jau visi baigėm kūčias, žinoma, ir plotkelėgi būdavo tas pats, gi viską. Nu ir tada jau mama klausydavo tų linkėjimų. Labai jau jai įdomu būdavo, kad sako, tikrai visokių tokių. Tai kiek ant žemės akmenukų, kiek tau renki penketukų, nesgi buvo 5 balų vertinimo sistema. Nu, paskui vėl tas šunelis, ne bernelis, nebučiuosi tu jei jo. Ne. Šiaudikulis, ne bernelis. Aha, nebučiuosi tu jei jo. Nu, va, panašiai tokių buvo. Nu ir visus tuos įskaitydavom, tai būdavo ir pasirašę, kas linki, ir nepasirašę, taigi sukdavom galvas, kasgi čia tokisgi siunčia. Tai berniukas, tai mergaitė, vieną tokį prisimenu. Volga, Donas, Amazonė, krokodilas ir beždžionė. Oi, kiek daug gražių vaizdų, bet gražiausia esi tu. Tai čia berniuko palinkėjimas, išsiaiškinant, kas yra linkėjimas. Nu va, nu kokie darbai buvo advente. Advente didelių darbų labai nedirbdavau, bet moterys tai tikrai dirbo, nes reikėjo aprengti ir vaikus, ir suaugusius. Verpdavo vilnas, iš tų vilnų ausdavo milą tokį ir siūdavo milines tokias ir mėgas ir vienu žodžiu tokius paltus ir nešiaudavo žmonės. Taip pat megzdavo kojines, pirštinės, kepures. Taip pat verpdavo linus labai ir sėdavo juos. Už tai, kad linai irgi rengė. Vyrų buvo pagrindinis apsirengimas marškiniai tie, tokie lininiai, nu, apie kaklą jau čia būdavo jau duobulės tokios gražesnės, jeigu jau eidavo į svečius, kad jau balta būtų jau, o taip tai tokie jau lininiai. Kelnės irgi buvo lininės, jokių ten tirsikų nebuvo, kaip pirma. Nu, ir sukneles pasiūdavo iš lino tokias austas, prisimenu, dar pradinėj mokykloje tokią aprengė suknelytę, žinau, pasiuvo margą tokią raudoną su balta, su juoda, jau graži labai, nuvėjau į mokyklą, o vaikai tai visada pakiloja, jau, sako, su nauju atėjo, tai atkelia, jau palinko. Ir man už jos sloga, neturėjau nosinės, vaikas šitai. Ogi čia taip aštruogi nuo to lino, jau taip prisimenu ir dabar, kai buvo skaudu tada. Nu va. Nu ką daugiau, tyrelys arba pančius vydavo, nes reikėdavo visų pančiuoti ir karvės ir arkliai. Taip pat megzdavo tinklus žuvim gaudyti už tai, kad buvo labai mėgėjas žvejys. Tai irgi megzdavo tai. Nu, ką daugiau galiu prisiminti. Nu, atrodė, kad sunkus tas laikas, bet, sakau, žmonės nepamiršo Dievo, nu, nesikoliojo, vienas kito nežudė, nesibardavo, nesiskirdavo, nes skaitė, kad jeigu jau gyveni, tai iki grabo lentos esi žmogus poroje. Taip pat eidavom į bažnyčią. Bažnyčią eidavom anksti, dar patamsiais, bet prigazdindavo, kad jau vieni neikit, jau eikit kompaniją, nes labai vilkų yra ir vilkai pjauna. Jau kur pro mišką einant, taigi jau mes drebėdavom vaikai, baisiausiai, kurgi čia jau tie vilkai užpuls. Taip pat mokykloje, nu, žinom, kad mokykla atskirta buvo nuo bažnyčios, o mes vis tiek tikėjom širdį. Kad yra Dievas, kad gimė kūdikėlis ir Alantos bažnyčioje buvo Betliejus įtaisytas toks gražus ir ten būdavo kūdikėlis
tuose ėdžiuose ir galima jį būdavo pasukti. Tai mes būdavo nueinam vogčiomis, kai dar tamsiu, kad nesužinotų mokyklos vadovai, komjaunimas, ir tada supam tą kūdikėlį, įmetam ten kapeikų ir jau patenkintos grįžtam namo, kad va jau pasukau kūdikėlį. Nu, keitės laikai, paskui žinoma, jau buvo lengviau šiek tiek, bet palengvėjo gyvenimas po Stalino mirties. Prisimenu, kai mirė Stalinas, visus sukvietė į kultūros namus, susėdom, tylos minutėlė apie atsistot, pagert. Nu ir paleidau, tą dieną nebuvo pamokų. Taigi visi linksmi, bėgom namo. Nu, šiek tiek tada gyvenimas ir palengvėjo. Bet po karo vis tiek buvo sunku. Ir mokytis labai norėjosi. Dabar kaip nenori mokytis, tai aš neįsivaizduoju. Aš baruosi, tiesiog reikia ruoštis, reikia mokytis. Sunku buvo, mūsų buvo 4 vaikai, tėvelis anksti pradėjo sirgti, už darbadienius nieko negauna, nei pinigų, o paskutinėse klasėse aš neprisimenu, nuo kurios klasės reikėjo už mokslą mokėti. 100 tūgi rublių vadinamų červoncų, ar kaip tai dar buvo. Tai vieną pusmetį 75 sumokė, kitą kartą 95. Ir jau mama, jau tikrai neleisiu, jau šįmet gana bus jau tenai 8 klasių ar 9 klasių, nes mokykla už 9 kilometrų, dar reikia ir būtą samdyti ir viskas. Nu tai ką tada, dėdė mamos jau turtingiau gyveno jisai, jis dar buvo, tai dar mokslą užmokėjo ir aš vėl džiaugiausi, kad galiu mokytis. Nu, negaliu pasakyti, kad tas mokslas buvo sunkus. Nu, pasižiūriu dabar daug ko prikišta, gal ir ne į temą, aš nebu džiaugsmus, tai toks laikas įdomus. Apie tai, kaip Seimas svarsto, kas balsuos už ir kas prieš, viens kitą žvilgsniai svarsto, kas daugiau turtų susineš. Kaip gyvensim ateityje, kai Europos esame glėby. Kada pakeisime litus, kaip gyvensim gavę eurus. Ar labai pabrangs prekės, pensininkam tai bus šakės. Pinigų jie daug neturi, nebus nieko, kas juos prižiūri. O jaunimas mūsų gabus išvažinės į įvairius kraštus, kur gyvenimas geresnis ir uždarbis didesnis. Lietuvoje liks alkoholikai, debilai, vogs ir žudys jie žmonelius. Kalėjimus paklius. Tai tik tokie mano mąstymų bus laikai, brangus mūsų mokiniai vaikai. Autobusu po 9 kilometrus, kiek dienų ateitumėte į mokyklą? Pakol pareini, eilėraštį išmoksti. Kas nereikia rašyti, viską išmoksti. Paskui samdydavo būtą. Būtą pas tokias davatkutes, kur dar kilometras iki mokyklos, nes jau kaip pigu buvo. O taip į pačiam miestelį brangu. Ir 4 mes gyvenom visus. Nesipykot? Ne. Treniruodavom, šokdavom ir žaisdavom šitą kvadratą, bet nebuvo kamulio. Tai ką, pasisiūdavom iš skudurų. Įsivaizduoju, toks išradimas ir va, dabar ir pirštai nuo to įsukyti. Taigi reikia pagauti. Tai tą, o kietas jisai. Nu, gal tai dasidėjo ir šalčiai, Aukštaitijoje šaltesnės žiemos. Paskui, kai mokiausi medicinos mokykloje, žinau, kad iki 40 buvo šalčio. Tai žinau, kad vežė mama su arkliu 18 km iki Utenos. Sako, bėg dabar palei rogės išlipus, nes atšalsi kojas. Visai, ką tai nebuvo jokių tėvingerkų, nieko. Čia verikutės ir kojinukės tik kokios. Nu, va taip išlyga ir šalo tos kojos. Nu, ką darysi, vis tiek viskas. Buvo gerai. Praeitį ir labai prisimeni, viskas gerai. O ką žmoguje labiausiai vertinat?
žmoguje. Labai vertinu paprastumą tokį, nu ir, ką žinau, noras, kad vis patart žmogui, kad padėti kažką. Nu, gal už tai, kad medicinoj dirbau ilgą laiką, nors gal iškart nebuvo pašaukimas, mamai vis gąsdinau, mesiu, neatsimokysiu, labai sunku, viskas nuo A iki B lotynų kalba, reikia kiekvieną žodį anatomijos išmokti, mintinai. Nu, bet paskui, kada egzaminai buvo 5, nu, matai, sako, vėdavoji, mane gąsdinai, viskas gerai. Nu, va, nu ir kada mirė pirmas vaikutis, iki metų toksai, atsimenu, kaip tada mani prabudo toksai noras, kad padėt, kad jam ką vis tiek leidė vaistus, kad ir jisai jau leisgyvis, bet medicinoj tokia tvarka vis tiek turi durti. Nu ir kaip verkė mama, viską įmanavo man, tada šiurpas toks paėmė ir aš pradėjau nebebijotų numirusių. Pirma tai būdavo ir jie laidotuvės, aš bijau numirusių. O tada, kaip tik aš budžiu, tai jauna nuo rankų ir miršta. Nu, sako, šitą seselė būdi, tai jau sitas. Neaišku, darbo myliu, bet nu, gal ir yra, kiti nenori, nesimoka. Nu, nieko, kiti pažinimas, gal kiti ką daugiau. Ką paklausit, gal ką. Tai jie turi už tai nevažiuoti, o likti čia ir padaryti tvarką. Turi būti. Tai visi alkoholikus negali. Dabar baisu pagalėlį. Jaunimo į Seimą ir adresas. Niekaip. Jau neįleisim. Neįleisiu, ne. Nu tai. Gimnazija, tai nu, ir aš visgi vėlesnius laikus prisimenu. Ir visada laikau duoną kaip šventą dalyką. Vaikystėje mums teko, žinot, tokia dalia, Prienas, mes atskėlėm iš kaimo į Prienus ir, žinot, gal nelabai kam suprantama yra, kad būdavo duoda vieną kepaliuką žmogui duonos, tai 3-4 valandą mamytė atskeldavo, o kadangi mūsų šeima buvo 7 vaikai mieste, tai labai sunkiai verstis reikėjo, nes sudegė namai kaime ir jau paskui Prienuose paprienimas šitą įsikūrėm. Tai, o tada grįžta ir vaikus prikelia ir tos vaikus visus nusiveda į eilę, dar įstumdo tas vaikus ir bet kur dabar ties Pirmanopolis, ten buvo, ten būdavo atveža duonos su arkliu, tokioj dėžiai, Bričkoj, kepykla buvo ten, kur paskui buvo baldų parduotuvė netoli banko. Tai bet tokie buvo sunkoki laikai ir ta duona kaip šventa, aš ją kepiau ir galvoju, bet kas yra duona. Sako, taip gali ko neišgyventi, bet be vandenio, be duonos neišgyvensi. Čia yra adventinis vainikas, 2 žvakes aš uždegiau dėl to, kad dabar 2 savaitės yra advento. Jis yra ne, kaip pasakyti, kuklus, kadangi kalėdom aš pinu vainiką jau džiaugsmingą, su raudonais kaspinais, su raudonais papuošimais ir kabinu visą laiką ant durų. Va, o čia yra, žinot, dabar tais pasnikai, tai čia yra saulėgrąžos su baziliku, česnaku, prašom vaišintis, aš iš karto pasiūskit ir paragaukit. Tai vat reikia kažko tai sugalvoti, reiškia, kad būtų adventinis, kad pasnikinis būtų. Va, čia yra, čia parodysiu, paskui vaišinsite, čia yra imbieriniai sausainiai su imbieru, su gvazdikėliais, jie yra kaip kalėdiniai, čia keksas toksai. Nu, va. Tada, žinau, dar, kas, dabar tais advento vakarai yra ilgi ir turi laiko, tai va tokie darbai galima padaryti, va tokius darbus, čia yra visokių vaistažolių. Jeigu kas nuneštų į virtuvę, tai gal ir mums paruoštų arbatos, nes čia visokių arbatų yra. Dabar tais dar va tokį, va galima maišelį pasidaryti va tokį maišelį, čia dovanom sudėti.
Va, tai atrišiu, aš pažiūrėsiu, kas čia yra jame. Koks čia yra. Čia ką gali savo rankom padaryti. Žinot, kada. Taip va. Taip va, žinot, aš nusprendžiau, kadangi čia yra organizatoriai, čia yra imbieriniai sausainiai, mano kepta, taip pat vieną aš noriu direktoriai. Kuri puoselėja tradicijas. Ne, čia jums asmeniškai. Ačiū. O čia pasivaišint, o čia jums asmeniškai. Žinot, labai miela gauti tokį nusiptilų, kaip sako, namų padarytą rankom kažką tai tokio. Aš net simpatijai sakiau, jeigu aš ką nors nupirkčiau ir ant smetinio stalo padėčiau prie to, tai man atrodo, mano vaikai nesuprastų mane. Net man, aš pernai važinėjau į sanatoriją, į Birštoną ir aš sakau, jeigu mane vaišinate, čia yra kvietiniai miltai, vieta yra kalendros, nes žinau, matyt, pačiam reikia linkyti. Oi, kaip aš noriu tave apsikabinėti. Tai mes gyvenę 4 gyvenom. Ai, tai. Bet labai didelis namas, 4 būdavo kambarių. Ir dabar dar tas mūras stovi. Yra amžinas mūras, vardą gavęs. Nežinia, kas gyvena. Jis pardavęs ir jau gal gyvo nėra. Tai jau nebus gyvo, kur jau jisai mano mamos metų gal. Ar ne 15 gyvo. Bet neprisimenu. Nu, aš galbūt nesistosiu ir apie savo gyvenimą nepasakosiu. Fragmentą žinom, bet gal daugiau apie kalėdinius simbolius. Vat kaip tik dabar šios dienos yra tokios gruodžio 8, 13, 14, tai labai gerai burtams visiems. Ir vieną burtą, tai prisimenu, mes darėm. Reikia šaukštas miltų, šaukštas druskos, šaukštas vandens, įsikepti blyną ir nieko suvalgius tą blyną, nekalbėti nieko, atsigulti ir susapnuosi, kas naktį atneš vandens, už to ištekėsi. Tai viduriniai su draugė mes taip ir padarėm, visi kepėm po tą blyną. Sugulėm abi, tylim, naktį sapnuoju. Semiu iš mokyklos šulinio vandenį, niekaip neatsigeriu. O nepribėgo niekas padėti pasiamt vandens? Niekas nepribėgo pasiamt. Tik taip pati semiu ir viskas. Reiškia dar mokykla reikėjo mokytis. Dabar apie simbolius kalėdinius. Tokius. Paplotės kas yra. Dievo dovana. Aguonos, ištekliaus simbolis. Obuoliai, kad šeimoje būtų darna. Medus, šviesos ir sveikatos simbolis. Vaisingumo ženklas. Turto išraiška. Riešutai simbolizuoja tvirtumą, sotumą, meilę. Kūčiukai simbolizuoja meilės vakarienę. Duona stiprybės, proto, ištikimybės, gerumo, nuolankumo, skalsos. Žuvis būsi gyvybingas kaip žuvis. Žirniai, kad nebūtų ašarų. Reikia žirnius valgyti kūčiuose, kad nebūtų ašarų. Tai va čia naujoviški. Naujoviški žirniai. И даже если по поре будут какая-то. Tai visiems šokoladiniai. Aš čia daug irgi turėjau, kad kadangi žiūrau, tą pačią literatūrą pasinaudojau kaip ir jaunimas ten viską. Kalbėjau, tai nesikartosiu. O kokius žinai, ką darėjau, tai va. Per kūčias kaip?
geldą, susidėdavom klumpes, žinoma, kai nešiojom klumpes. Ir geldą supdavom, kurio klumpė pirmiausia iškris, tas ištekės. Bėgdavom laukan štankietus apkabinę, irgi pora, ne pora, apkabinę malkas, nešdavom irgi glėbį, parneša malkų, irgi ar porą atsinešė ir lyšną. Šunis taip pat klausydavom iš kur loja. Šieną traukdavom iš po stalo. Pakalbėkit, kas nors papasakokit.